Sveiki kompanija. Turbūt dabar jau drąsiai galiu sakyti, kad šitas video bus pirmas YouTube. Kodėl taip sakau, nes filmuoju jau kelintą kartą ir vis sakau, kad gal šitas bus pirmas, bet vis jo nepadarau, tai jie nusikelia vis toliau, o šitas tai jau tikrai bus pirmas. Ir šį kartą aš važiuoju į Enduro Lithuaniją, nes nežinau, ar matėt ar nematėt, bet kažkada kalbinau Paulių apie Ruklos ralį ir prisižadėjau, kad pats spalio 7 dieną sudalyvausiu Pabradės ralį. Tai sudalyvausiu Pabradės. Pabradė, jo, tai mes Pabradė bus spalio 7. Be viso to dar įkalbinau prie manęs prisijungti savo tėtę. Tai va kartu varom pasitreniruoti ir gauti įgūdžių, kurių reikės, kad galėtumėm pravažiuoti ralį. Nes važiuosime turistų klasį, tai gal ten labai raliuoti ir nereikės. Bet vis tiek, treniruotis visada verta. Tai būtent tą šiandien mes ir padarysim. Orelis neypatingas, tai nežinau, kaip bus važiuoti, bet oh well, net cukriniai, neištirpsim. Lekiam. Ką, atvažiavau iki Pauliaus ir panašu, kad ir oras taisosi, tai gal nebus taip blogai, kaip galvojau. Labas. Labas. O, Paulius. Ką šiandien treniruojamės, Pauliau? Ką paruošęs mum? Tai pirmas turbūt gal bandykim nuo grunto. Šį kartą skiriam grinai gruntui. Gerai, išbandysim tą, 3, 5. Gal ir 6, jeigu pavyks. Kadangi turėsim iki ralio 2 treniruotės, tai va šiandien pradedam su gruntu, o kas bus antroj? Kliūtis. Rastai. Žodžiu, standartinės kliūtis Lietuvoje, kurią sutinkam. Tai rastai. Daugiau nelabai ko ir turim. Tai ką, rengiamės ir važiuojam? Važiuojam į pirmą vietą, kiek žinau, bus karjeras ir smėlis. Tai išbandysim savo jėgas tenai. Ane? O, blemba debesėlis koksai. Būtų gerai, kad neateitų ir neužlytų. Nes atrodo tai taip piktai. Palauk, padėsiu. Jo, atsargiai. Opa. Kaip taisyklingai daryti? Mintis yra tokia, kad galą reikia užsukus vairą. Vairą va tai. Susuki. Eit po biškį atgal, kad užsisuktų galas. Jo. Ne, reikia išnaudoti. Dabar mocas pasirėdi, žais su sanka. Va, dabar su sanka, va, mocas pavažiuoja. Mocas, va. Ir taip po biškį nuleis, pilnai išsukus vairą. Pilnai. Jo. Va čia yra pilnai vairą išsukus ir savo po biškį, va tai va ratas užsisuka, kada jau išsitiesni, va, šiek tiek daugiau reikia. Bet dabar turbūt atsiremia ratas. Dabar jeigu ratas nejuda, reikia va tai va sukinėti. Aha, jo. Va. Dabar sėst, viskas užtenka. Sėsti ir užsikurti ir iškart važiuoti ją. Nu va, pirmas blinukas lengvas. Nu, bandom? Jo. Nu ką, dabar tėvukas su Paulium biškį pasitreniruos posūkiu ant smėlio klampesnio paviršiaus. Tai va, pabandysiu pagaudyti biškį vaizdų. Į priekį, koja, į priekį. Gazo ranka nežinau, ką daro.
kada reikia atleisti, kada pridėti, va čia tas. Ir veikia tai su kūno inercija daugiau negu sąmoningai paduoti jėgos ar pamažinti. Tiek, kiek reikia, kad duot, reikia adekvačiai jaustis. Tai reiškia, jeigu rankos persitempusios, o jos natūraliai, nes mes čia pastovų krūvį gaunam. Posūkis, net nėra laiko, kada atleisti. Tai mes pirmą klaidą, tai yra mes rankas apkraunam be reikalo įsikibę į vairą. O visumoje rankas reikia atvaloti. Kitas dalykas, kodėl rankos įstempusios? Dėl to, kad kojos mažai dirba. Trečias dalykas, tai yra mes kiekvieną kartą, kai nepasitikim savim, nes mums čia yra nauja, ar ne? Dėl to mes visą laiką instinktyviai čiumpam. Tai va, dabar reikia atpalaiduoti rankas, įdarbinti kojas, ar ne? Ir ką svarbiausiai, tai yra gazą. Reiškia, gazas yra labai svarbu, kad jisai dirbtų kaip stabilumui garantija įveikinėjant šitą klampų gruntą. Būtent kalbam apie smėlį. Gazo čia per daug nebūna. Kokią mes klaidą darom? Tai yra atleidžiam gazą, kada reikia būtent jo dėl stabilumo. Mes jį atleidžiam, o mums reikia tuo metu gazuoti. Tai va, pačioj kliūtyje arba šiuo atveju posūkyje, klampume visame, mums reikia priešingai kontrolės, tai reikia gazo. Kontrolė yra stabilumas, gazas tam įtakoja labiausiai. Tai va, tai mes įveikinėdami posūkį būtent turim prieš tai sulėtinti, bet posūkė jau mes turime tiesiog sukti rankeną. Per daug yra blogai, bet, pavyzdžiui, jeigu aš daugiau guldau, noriu agresyviau veikti posūkį, aš turiu tada daugiau duoti ir gazo. Už manęs geriau tada nieks nevažiuotų. Nu ir paskutinis dalykas, tai yra, va dabar jeigu tu galėtum nufilmuoti, pasižiūrėk, reiškės, kiek sąnašų ir taip toliau, ne? Mes patys savo išsikasėm smėlio provežas ir taip toliau. Tai jūs įsivaizduokit, staigus vairo pasukimas, tai yra kaip ekskavatorius. Čia gelbėja gazas, va. Pažiūrėk, biškį paėdį iš karto jau kokio 30 cm gylio duobė gaunasi. Ką, girdėjot? Va taip va viską reikia daryti. Dabar padarysim taip. Aš filmuosiu, o Karolis su Gydiu važiuos. Gerai? Pažiūrėsim, nes Karolis turėjo jau kaip ir išmokti. Bet kaip smėlis nepatinka? Oi, patinka viską, kai išmoksti įveikti. Dabar aš suprantu, kad aš kelyje į tai. Bet patiks. Bet reiškia, smėlis yra bjauri aplinka, kur retai kam patinka. O tau, Karli? Man patinka. Patinka? Nes kažkada bus kliūtis, o priimkim, kad tas šlaitas yra kliūtis. Tai vat jūsų siekiamybė tenai. Atsidurti viršui. Kažkaip. No. A few moments later. Nu ką, bandom. Tėtis nusprendė, kad prieš važiuojant 8 jam reikia tiesiog pavažiuoti daug kartų į dešinę. Tai dabar bando, o aš jį pagaudysiu, pafilmuosiu, kaip jam sekasi. Nu. Kol kas gazas mane valdo, ne aš jį. Rankos įsitempusios ir krust kur nors ne ten, iš karto užsilaužia gazas, ne tada, kada reikia. Žodžiu, reikia atpalaiduoti viršų, o tai ateina su laiku, su pravažiuotom valandom. Tai po truputėlį padarysim. Patarimų? Ką gali pridurti? Jo, viskas gerai pasakyta. Man atrodo, kad tu koją labai laikai šone.
Ir jeigu tu krenti, tau tą koją nuvažiuoja ir tu neturi kur atsispirt. Jeigu tu laikytum priekyje labiau ir krenti, tai tau jinai įsiremtų ir tu tuo momentu save pagautum biškį. Aš manau, kad mes darom klaidą, bandydami save įrėminti, jeigu čia nėra įrėminta, reikia imti kur patogiau. Ta prasme, galbūt kur nevažiuota dar. Tai va, kai važiuosim į purvynus, tai bus viena iš tų taisyklių, stenkis nevažiuoti kito provežą. Tai čia šiek tiek tas galioja, bet reiškės, jo, varom prie purvynų. Ką dabar važiuojame į kažkokius miškus ir purvynus, pasižiūrėsim, kas tenai mūsų laukia ir ar labai bus sunku. Va šičia va, kur važiavom, po lietaus, važiuojant didesniu greičiu, kokią mes situaciją galim turėti. Jose apaugusiuose keliukuose, šunkeliuose, čia gali būti provežos susiformavusios ir to reikia tikėtis važiuojant. Tai reiškia, kad gali būti, kad pagaus blogiausia, kai pagauna priekį. Tai yra slidi aplinka, pats ratas iš jos neišlips. Be pastangų. Trauka jau šiuo atveju mažiau įtakoja, nes klampumo nėra, yra tiesiog slidu. Tai yra va, trauka yra 3 variantai. Mes atleidžiam, nutraukiam jėgą, traukos nėra, priekį apkraunam, pabloginam. Duodam traukos, slidi aplinka, galas apsisukam momentaliai. Ir tu tada iškart įstrižas. Ir mes matom, kai žmogus dingsta iš jūsų akiračio. Čia važiavom visi koloną, vieno nėra. Jisai tiesiog išsprūsta ir meta iškart. Tai koks trečias lieka? Palaikanti trauka. Nei auganti, nei mažėjanti trauka. Tai reiškia, čia slidžioje aplinkoje važiavus reikia palaikančios traukos. Slidžiose aplinkose aš daryčiau, gal taip, palaikančią arba lengvai augančią trauką. Tai vat, kur visi šneka, gazas dugnas, gazas viską sprendžia, pasirodo ne taip. Patirtis rodo, kad įvairiose situacijose reikia atitinkamos traukos. Bet jos nebuvimo dažniausiai yra blogiausias scenarius. Nėra, nekontroliuoju. Ir grįžkime nuo pat pradžių. Jeigu aš neteisingai elgiuosi, tai yra pervargstu, įsitempęs, vairą spaudžiu, laužiu ir panašiai, mes turime situaciją tokią, neadekvačiai su to gazu elgiant. Viršų saugokit, ilsėkitės. Mėgautis galima bus vėliau, kai daugiau įgūdžių. Bet visumoje reikia galvoti. Neturiu būti persitę. Bandom, važiuojam toliau. Važiuojam toliau, jo. Dar Paulius papasako, kad labai svarbu visose situacijose pasirinkti tempą pagal savo galimybės. Ir aš visiškai su tuo sutinku. Nes kai įgūdžių mažai, tai lėkti yra pats lengviausias dalykas. Bet gerai viskas, kol yra gerai ir aišku. Bet dažnai slepiasi kliūtis, kurių mes negalim prognozuoti arba netgi matyti. Ir kai pamatome, būna stipriai per vėlu. Tai labai svarbu yra pasirinkti tempą pagal savo galimybės ir nepersistengti. O šiaip tai bele kaip smagu, bele kaip. Rastą reikia imti visumoje statmenai. Bet jeigu aš privažiavau įstrižai, ką aš darau? Aš uždedu geriausiai koją ant rasto, jeigu neišeina, tai neišeina. Bet va čia reikėtų labai susidraugauti su sankaba. Rast tą ribą pabaigoje, kai kabina ir tiek apsukų, kiek reikia. Tai kada susidraugauji, Nu, bandysi?
Biškį atgal pasistumk. O. Blemba, nerandu tos vietos, kur. 2,000 years later. Jeigu važiuosi provežą, o ne viduriuku, va šiuo atveju viduriuku, Aha. yra tikimybė, jeigu yra nuokalnė, kad bus nuokalnėje bala. Šituose pjautose vietose, kur mišką valė, pjovė, panašiai, tikrai bus rastai, pagaliai, kur tau trukdys. Ir jeigu tu įvažiuosi į apačią ir dar į gilę provežą, ją ištrauk motą jau būna praškai neįmanoma, ypač kai dar šlapia. Dėl to reikia labai adekvačiai vertinti situaciją, ką matai jau priekį už 25 metrų. Ar važiuot viršum, gal dabar jau laikas persikelt į kitą vėžę, o gal net ir į miško paklotę, tik dėl to, kad ten bus apačioje visai blogai. Tai čia turit stebėti ir kitas pagaliai. Pagaliai atsistoja, praduria radiatorių, išmuša koją, dar kas nors. Dabar stebėkit patys viską, labai gerai dar stebėt mane, nes aš turbūt pasirinksiu daugiau negu 5 procentų logiškiau negu jūs. Bet jeigu aš įklimpau, nėra tikslo ten važiuoti. Ten pat važiuoti nereikia. Oho, kaip iškritę medžiukai. Biški tėti, pakreip biški mocą. Nu ką, bandom. Čia šitas toks aštresnis atrodo. Nu ką, važiuojam. Neblogai. Ranka, nejautri. Viskas, sukau gasą. Du pirštais laikant sankabos, žmogus skrisdamas 9 procentų čiumpa. Čiumpa, jo. Ir spaudžia gazą. Ir jeigu tu turi 2 pirštus, tada suspaudi sankabą. Per ralį tokių balų būna, bet anksčiau vyraudavo. O dabar tik tai būna kartais. Gerai, kai va čia va gali apvažiuoti. Jo. Dabar žinok, čia būtų neįmanoma, o čia va rastas įstrižas. Jo. Ką daryti reiktų? Tai reiktų stačiai bandyti imti. Tai ne tik įstrižas, dar ir minusas. Patrauk. Tie, kurie skuba gyvent, jie visi sukrenta į balą. Įsivelia.
Paim, patraukti ir viskas. Jo, Tai va, bet aš dabar nepatrauksiu, o tas, kur įsivelia, gerai? gerai. Nu tai pabandyt, bet žiūrėk, dabar kita problema. Sakau, gali pabandyt, bet kita problema. Matai va, jau suformuoju vėžę. Jo, Tu ją dar pagilini. jo. Po manęs iš vis. Jo, Jisai užstriks ir žmonės va tai praranda visas jėgas. jo. Tai gerai, jeigu jų ten situacijų buvo ten 3, 4, 5, o po to pradeda spjaudytis, kai kokiai 16 vietoj ir vėl užstrigo. Bandom, Pasitraukti čia aptaškysiu. jo. Ir paskutinis. Blogas kelias, nepravažiuojamas, ką darom? Važiuojam, atrodo, bet kur, ar ne? Žolė rato dydžio, būna ir didesnės. Važiuojame atsargiai, lyg vežtumėm kavą rankoje. Ir labai gerai yra važiuoti ir stebėti dabar visgi priekyje važiuojant. Reiškias, ir jau šiuo atveju geriausiai važiuoti tik jo vėžę, išskyrus nebent jisai Jo. sureagavo. Čia reiktų idealų važiuoti atsistojęs. Reiškia, važiuoja atsistojęs, rankos pasiruošusios sugerti. Tiek į duobę priimti, tiek atsitrenkus situaciją. Nes jeigu bus ištiestos, riešai gali lūžti, pirštą gali išlūžti ir taip toliau. O atsistojus, tai reiškia, jūsų kojos dar amortizuos. O tempas turi būti toks, kad atsitrenkus galas biški pakilo ir nusileido. Nei tu ten apsiverti. Du pirštai ant sankabos pastoviai pasiruošę išmint. Nes jeigu atsitrenksit, atsuksit gazą 90%. Tai reiškia, aš sankabą, matai, žaidžiu ją. O, gerai. Ką pasibandėm kliūtelių visokių, fainai, tikrai įdomu, reikia įgūdžius palavint. Galiu pasakyti, kad niekaip nepriprantu prie šito motociklo sankabos. Ypač kai stovi, kažkaip labai lengvai jisai užgesta. Bet bendrai paėmus tikrai smagu žaisliukas. Šiaip kaip visada rekomenduoju atvaryti pas Paulių. Tikrai gerai praleisite laiką, pavedžios, parodyt. Gerai nuvargsit, įgausit naujų įgūdžių. Visada smagu išmokti kažką naują. O ypač ant 2 ratų. Dovanų. Nu tai kaip įspūdžiai?
Sunku, bet labai malonu. Gera iškrova ir fizinė, ir psichologinė. Galvoju vien tik tai apie kaip į duobę neįklysti arba iš jos išlysti, kaip tą posakį veikti. Labai gerai valo smegenis. Puikus dalykas. Tai ką, pirma treniruotė done. Dar reikia bent vienos, o dar geriausia būtų kokių 10. Ir tada galėsim važiuoti ralį. Tai va.